36 diena. Kovos nutraukimas. Deklaravimas. Pasaulis kaip veidrodis atspindi jūsų požiūrį į jį. Kai jūs nepatenkinti pasauliu, jis nusisuka nuo jūsų. Kai jūs kovojate su pasauliu, jis kovoja su jumis. Kai jūs nutraukėte kovą, pasaulis eina jūsų pasitikti. Jei jūs tiesiog leisite savo turėti tai, ką sumanėte, išorinis ketinimas ras būdą jums tai duoti. Ir tuomet vieną gražią dieną įvyks tai, ką kiti pavadins stebuklu. Jūs trokštate žūtbūt pasiekti tikslą, pakaks norėti, jūs ir taip gausite savo. Tiesiog įsivaizduokite, kad imate tai, kas jūsų. Imate ramiai, nereikalaudami ir neragindami. Juk aš to noriu, tai kasgi dar? Aš tai turėsiu. Aiškinimas. Švytuoklės stengiasi jums primesti visai kitą scenarijų. Jos jūs verčia kovoti dėl tikslo įgyvendinimo, tam jūs turite paskelbti karą savo ir pasauliui. Jūs stengiamasi įtikinti, kad esate netobuli, todėl tol nepasieksite tikslo, kol nepasikeisite. Pakeitę save jūs turite įsijungti į kovą dėl vietos pasaulyje. Viso šio scenarijaus tikslas tik vienas – atimti iš jūsų energiją ir įsprausti į matricą. Kovodami su savimi jūs atiduodate energiją švytuokliai. Stodami į kovą su pasauliu jūs darote tą patį. Jūsų niekas negali priversti kovoti, bet jūs neturite kitos išeities, jei esate kupini vidinio ir išorinio reikšmingumo. Jeigu jums nepavyksta leisti savo turėti dabar, galite atidėti tai vėlesniam laikui, bet tuomet gyvenimas kiekvieną akimirką atrodys kaip rengimasis geresniai ateičiai. Žmogus visada nepatenkintas dabartimi ir guodžiasi viltimi, kad netrukus padėtis pagerės. Tokiu atveju ateitis niekada neateina ir visada šmėkščioja kažkur priešakyje. Taip pat sėkmingai galima vytis besileidžiančią saulę. Leiskite sau turėti čia ir dabar.